Sveikučiai, štai kokia faina žiema mūsų aplankė. Gražu, balta. Norėjau iš tikrųjų pamastymą savo iškelti. Žmonės dažnai klausia, tai kiek čia to nekilnojamo turto galima pirkti Lietuvoje? Kas čia įperka, stato ir stato, o tiek gyventojų nėra. Nu ir iš tikrųjų ten nuo 90-ųjų metų iki dabar sumažėjo vos ne trečdaliu mūsų gyventojų, o nekilnojamo turto vis daugėja ir daugėja. Tai normalus paaiškinimas dažniausiai būna, kad ten keliasi iš mažesnių miestelių, iš kaimų, važiuoja į Vilnių, dalis galbūt iš viso investuoja, bet tada kas nuomojasi. Plius dar mes turėjome emigraciją, kur išvažiavo žmonės. Tai aš turiu jums kitokią mintį. Iš tikrųjų mūsų žmonių, kuriems reikia nekilnojamo turto, ne tai, kad pamažėjo 30%. Aš manau, kad jų išaugo daugiau negu 2 kartus. Gal negi 2,5 karto. Kodėl? Štai jums paprasta istorija. Man pasakojo mama, kad kai jinai augo, jie gyveno 3 kambarių bute. Ten gyveno prosenelė, gyveno mano močiutė, gyveno mano mama, o vienam kambarį gyveno jos sesė su vyru ir su 2 vaikais. Ir tie vaikai tenai augo, nežinau, gal jiems buvo gal 10 metų. Šiais laikais tokių dalykų nebėra. Šiais laikais visi stengiasi kuo greičiau įsigyti savo nekilnojamą turtą arba išeiti iš tėvų. Ta mes galim padaryti dėl to, kad bankai skolina. Anksčiau tokių dalykų net nebuvo. Taigi, dabar žmonės susilaukia vaikų ir vaikai išeina iš jų. Nebe 30, nebe 40, išeina kuo anksčiau. Kartais studijuot, kartais išsikelia patys. Tai apie 19, 20, 22 metus jiems jau reikia nekilnojamo turto. Ir žinot ką? Žmonės ilgiau gyvena. Jeigu anksčiau tu gyveni pas mamą ar tetį, tau ten 30 metų, mama tetis numirė, kas paveldėjo turtą? Tu. Ir gyveni ten toliau. Dabar kitaip. Dabar man 40, aš gyvenu atskirai, mano tėvam jau pensinis amžius, jie gyvena atskirai ir tikrai dar gyvens. Ir gyvens iki to laiko, kol tikriausiai mano vaikams, tai reiškia jų anūkams, atiteks tas turtas, kurį jie turi. Reiškia, peršoko nekilnojamas turtas ir visas turtas peršoko vieną kartą. Jeigu anksčiau paveldėdavo turtą vaikai, tai dabar paveldė anūkai. Tai daugiau reikia, nes dabar reikia buto tėvams, vaikams ir anūkams. Vietoj to, kur anksčiau užtekdavo vieno turto. Tai paimkim tai, kad reikia 3 kartus daugiau nekilnojamo turto. Mūsų yra gyventojų virš 2 milijonų. Prašau, reikia apie 6 milijonų gyvenamo būsto.